Labų kažką. Ką, nauji metai, naujas video, nauji darbai prie pirtelės. Tai pirtelė kūrenasi, kaminas rūksta, viskas kaip ir ok. Tai šiandien mano planas koks, susiknydyti kaminą, nes jau buvau dar 2 kartus atvažiavęs. Šiaip darbų padarytų, kur nereikėjo prie pirties ir norėjau vis sutvarkyti kaminą. Bet niekaip man vis neišeidavo jo sutvarkyti, nes tai knėdiklis sulūžta, tai knėdės netokias nupirktos. Nesmė, tai turiu šiandien normalias knėdės, normalų knėdiklį ir turiu dar vieną žiauruminę naujieną. Turim sniego ir dar sninga ir turim pagaliau plytų. Tai ačiū žmogelį, kuris pardavė plytas. Tai šiandienos planas pirmą eitų siknėdyti kaminą, kad ties to būtų baigta ir galima būtų nurinkti mano modernius pastolius, nes man kas labiausiai nepatinka, kad nuo jų šlampa siena labai. Tai dabar pečius kūrenasi, viduje šyla, užpučiau dar skylės makrofleksų paskutinės, per kurias vėjas traukdavo, kad šilčiau viduje būtų. Ir bandysiu susiknėdyti kaminą, išrinkti pastolius, neštis plytas, krautis, rušiuotis. Nusipirkau dar dratinį šepetį, bulgarkį yra. Tai bandysiu atnaujinti jas dar šiek tiek, nes jos yra aptinkotas ar kažkaip panašiai. O galbūt rytoj pabandysim jau pamūryti, nes šiandien turim šeštadienį, jau gerokai po pietų, kiek čia? Gerokai po pietų, realiai 2 valandas beveik, tai jeigu su kaminu ties valandos susisuksiu ir pastolių išrinkimo, tai bus kaip ir gerai ir tikiuosi išsivalys visas plytas ir susinešti jas visas, kad galima būtų rytoj galbūt atvažiuoti, įsivaryti pirmą eilę, pasižiūrėti, kas gaunasi, kiek man plytų reikia dar dasiskaičiuoti. Kuom gerai, kad iš kurio plytas pirkau žmogelę turi dar daug jų, bent, nežinau, dar 10 kartų daugiau negu kiek aš paėmiau, tai bus gerai visos vienodos plytos bent jau. O šiaip ką? Eilinį kartą, neturiu kada kalbėti, varau susiknėdžiu į kaminą, tai čia aišku nefilmuosiu nieko, nes čia nieko įspūdingo, o plytas, kai pradėsiu atnaujinti, tikrai nufilmuosiu, pamatysit skirtumą, tai kol kas tiek, einu darbuotis. Sutemo, šlifavau plytas 2 valandas su viršum ir vėl kągi pastebėjau bešildant, bekūrenant pečių, kad pradėjo, matosi nesimato. Bet va čia teka vėl mano izoliacija stoka, tai reikia kažką burt, skardą kažkokią dėt. Kitą dieną, kai mokė, turim vėl naujų senų plytų, kurias reikia atšveisti. Kamera nenudūsus, turim va tokį vaizdą ir turim pečioj pirty jau 110 vienetų nušveistų. Tai tikrai atsigavusios, bet atrodys senoviškai taip, ko aš ir norėjau. Dabar, kol geras oras, visa kita, pašalė, lipsiu 3 kartą ant stogo. Kodėl? Nes pačiava vėl vis tiek, kas mane vis stebina, kad čia rūksta dūmelis. Tai dabar planas šiferio lapą atkelt ir tos pačios izoliacijos praklijuoti, nes išsiaiškinau tokį dalyką, kad vanduo kyla į viršų, nesąmonė, bet kyla į viršų tokiose vietose kaip stogo danga, nes ten kažkur kažką gaunasi, bet kokiu atveju vanduo kyla apie 3 cm į viršų. Man nesigavo tiek pakišta, aišku, po šiferio šitos izoliacijos mano. Tai koks dabar planas? Planas atplėšti lapą šiferio, atkelt kiek įmanoma, pakišti po jo aukščiau izoliaciją, nes dar yra metras likęs liktai, tai turėčiau susisupti tiek ir eiti šlifuoti plytų, ko labai nenoriu, bet čia reikalingas darbas, kurį nenori reikia padaryti, kai nori, kad būtų senovinė siena. Šioks toks sudėtas iš darbų, susitvarkiau pagaliau, kaip susitvarkiau? Tikiuosi susitvarkiau kamino izoliaciją su stogu. Ir dabar atrodo kol kas taip. Patepliojau, dar siūlę kiekvieną
germėtikų baltų, jeigu funkcionuos, bus nudažyta ir tikrai nesimatys iš tokio atstumo, kaip yra. Aš šiaip pastatas po medžiu, tai bet kokiu atveju greit apauks visokiais savo dalykais. Toliau planas mano, pasidariau šiokį tokį ožiuką. Čia nekreipkite dėmesio, kad iš čia tai belia kaip sudėta, svarbu tiesiog, kad tiesiai stovint plytą šlifuot galima būtų. Dabar eisiu šlifuot plytų. Tum tikrai nėra įdomumo žiūrėti, kaip atrodo plytos šlifuojamos. Kai nusišlifuosiu, pakalbėsim dar. Kitas savaitgalis vėl. Pradėjau matuotis, braižytis, žiūrėtis, kur mano siena bus mūrinė. Tai pasidėjo dabar čia bus sienos pabaiga, čia bus durys ir čia lentutės kažkiek dasės. Tai prasitepiau grindis jau gruntų. Ir nežinau, bandysiu mūryti, bandyti žiūrėti, kas čia gausis, kas nesigaus man. Bet kokiu atveju bandysiu mūryti šią sieną. Planas maksimalus, aišku, turim 12 valandų jau. Tai būtų labai faina išlipti iki kamino durų, nes toliau per šitą atstumą tikiuosi pasimokyti mūryti. O tada sekančiam savaitgalį liks varyt kubus. Šiaip nežinau, turiu virš 200 plytų. Kažkiek pasistumėsim šiandien. Gaila, kad neturiu šiandien tiek daug laiko, kiek norėtųsi. Ir aišku, gaila, kad neturiu patirties mūrime, tai šiandien būtų galima viską išmūryti. Bet viskas proto ribose. Faktas būtų gerai, kad per šitą mėnesį įsimūrytą šiandien turim 18 dieną sausio. Tai va, tai jeigu per šitą mėnesį pavyks išsimūryti sieną, tai bus labai gerai, tada šoksim ant karkaso ir prasidės matomi darbai. Ir šiandien jau turėtų prasidėti matomi darbai, o ne tie, kur darai, dirbi visą dieną supalinį ir nieko nėra. Tai kol kas tiek. Ką, pradėsim mūrimo darbus, užsimaišiau molio mišinio. Nežinau, ar čia konsistencija gera, negera. Įsitempiau šniūrą. Plyta gaunasi nuo 6,3 iki 6,8 cm. Tai nusprendžiau, kad darysiu 1,5 cm siūlę, nes buvau nuėjęs į namą pasižiūrėti ant pečiaus seną, tai ten iki centimetrą eina. Tai aš pirmą juostą tikrai darysiu centimetrą, gal 1,5 cm, gal net biškį daugiau. Bet bandysim palei šniūrą, aišku. Šiaip nežinau, palinkėkit man sėkmės ir bandom pirmą eilę dėti. Šioks toks updėtas, turim pirmą juostą. Nežinau, čia gražiai, negražiai pradėjau antrą juostą dėti. Siūlė, kaip ir sakiau, prieš tai buvo 1,5 cm kažkur, tai 0,5 cm dabar sumažinau, nes molio viena išeiga gan didelė. Čia gaunasi, čia matosi, kad pakelta truputėlį, tai čia bus papildoma oro ventiliacija. Nežinau, laikysis, nesilaikys, bet ventiliacijos aš nusprendžiau, kad pas mane bus daug, kad man negrauž tokių, galva neskaudėtų ir dar kažką. Noriu pasidaryti taip, kaip aš noriu. Šiaip palyginus greit eina, nesitikėjau, kad taip greit eisis. Tai kraunam antrą eilę ir žiūrim, kas gaunasi toliau bendras vaizdas. Dvi eilės turim, man visai jos patinka. Tik turim tokį dabar neaiškumą, kad va čia va matosi pilvas, taip? Bet čia pilvas matosi vien tik dėl to, nes mano padėta va čia lentutė, kaip ir pirmai rodžiau, kad būtų kuo geresnė ventiliacija. Tai dabar matosi, nieko nepadarysi, bet dabar jau apeininėsim dureles. O čia va. Tai šitą čia įsilyginsim, ir čia įsilyginsim. Ir viskas bus ok. Tai kol kas dvi eilės užtruko, kiek čia? Nepilnas 2 valandas. Tikiausiai greičiau biškelį, bet čia pjaustymai, matavimai, nežinau kaip košę daryti, dar kažką čia pakišti nepatogu, pečiam buvo. Bet dabar eisim tik į priekį, ir į viršų. Jeigu viskas gerai, sekantis savaitgalis siena bus pabaigta tikrai, jeigu plyto aišku užteks. Kol kas tiek, varom, žiūrim, darom.
Kągi, šiandien darbai baigti. Kol kas bendrą vaizdą turim va tokio. Tai čia šitą pusę, galima sakyti, gražioji. Bet šita pusė dar gražiau atrodo. Aišku, pirma lempas geras nesimato nieko, bet šiaip žiauriai gerai atrodo. Šiandien tiek. Iki kito karto, betonuojant, mūrint. Tai kitą dieną, tą patį savaitgalį, svarbiausia, tai grįžau į kaimą, prie sienos pasikrapštyti, atvarė mama, tai vėl pamūrysim kažkiek kartu. Šiaip viskas gerai, faina, patinka, gražu. Vakar dar prisiskaičiau, kad gali griūt sieną, nes vienos plytos gaunasi, pusė plytos, čia tipo pagal mūrininkų panetkės. Ir nežinau, šiaip atsivežėm šiandien akmenų porą įdomesnių, bandysim juos įkomponuot. Šiaip dabar dartinį šepį čia apšvyčiu, kad pasižiūrėt, koks galutinis vaizdas. Tai va taip atrodo mūsų siena, kiek čia 2, 4, 6 eilės apšvystos, va čia neapšvystos su dartiniu šepį. Čia skirtumas neįspūdingas, bet man asmeniškai patinka. Tai va. Kol kas tiek, apsišviečiam, apsivalom, apsitvarkom ir varom toliau mūryti. Tai šokam į timelapse. Ką, šiandien darbus baigiam, apšviečiau dar siūlės, reikia realiai apsitvarkyti liko šiandien ir laukti kito savaitgalio. Tai kol kas siena atrodo taip, kiek čia turim 2, 4, 6, 8, 10 eilių išvarytų. Tai įdėjom akmenuko, tiksliau akmens gabalą, čia gal iš vis grūdų malimo senovinis šitas buvo, kaip neatsimenu kaip dabar vadinasi, bet gabaliuką įdėjom, tai dar turim 2 ar 3 gabalus, kuriuos norėčiau panaudoti kažkaip, tai nežinau, kol kas gražiai visai man patinka, siūlės tvarkingai atrodo, fainiai viskas, draugas mano guli pavargęs visas. Iš pirties pusės tai dar fainiau aišku atrodo viskas, nes yra tokių nelygumų, negražumų, bet čia visas efektas bus. Tai šitam video, manau, užtenka. Parašykit komentarą, paspausk patinka, prenumeruok kanalą, jeigu neseki dar manęs. O šiaip ką, susitiksim kitam video, kur mūrysim sieną toliau. Dėl plytų išeiga šiaip nemaža, nežinau, liko ne per daugiausiai, kokiam 4-5 eilėm. Tai kitam kartui, manau, dar atsivešiu plytų 100, nes priekabas daugiau nenori laužyti. O šiaip ką? Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kito video. Pamiršau paminėti, tai dabar turim išmūrytus 78 cm. Ir sunaudojam 100 vienetų plytų preliminariai. Tai dar gabaliukų, kur sulūžo, kur dar kažkas. Liko 1,30 m, tai man dar kokių reikia 130 plytų. Tai teoriškai turiu apie 90 plytų. Dar, manau, 100 galima vežtis, nes dar reikės aplinkaminą, manau, mūryti. Tai dar dėlų turėsim. Tai ačiū visų pirma mamai, kad padėjo mūryti, nes jinai kažkiek turi patirties nuo senų laikų, kaip su seneliu kažkada mūrydavo, padedinėdavo, o šiaip nežinau, viskas fainiai, man patinka, tik nepatinka, kad reikės vėl šlifuoti plytas. Tai kitam kartui nemanau, kad kažkas čia labai tokio įspūdingo pasimatys, nes reikia dar plytų. Šiaip žiūrėsim pagal nuotaikas, pagal orą. Jeigu oras leis, tai vešios plytų ir šlifuosiu. O šiaip bus matyti eigoj, tai kol kas tiek.